Sveiki, su jumis Justo virtuvė. Ir šiandien aš kepsiu naminę picą. Picos gamybai mums reikės tarkuotos sūrio, tarkuotos dešros, majonezo, kečupo, paprikos ir reikėtų melių. Tinka šitokie, kaip jūs norite. Pradėkime gaminti. Pirmą pradėsime nuo picos pado. Suberiame 375 gramus miltų. Dedame šaukštelį druskos. Po to dedame šaukštą cukraus. Suberiame meles. Dabar įpilame 2 šaukštus aliejaus. Supilame 235 ml šilto vandens. Viską gerai išmaišome. Išminkę tešlą paberiame ant stalo miltų ir pradedame kočioti. Kočiokite kokią jūs norite formą, bet stenkitės daryti kuo plonesnį. Skardoje patiesiai kepimo popierių įdedame iškočiotą picos padą. Picos padą įdėję į skardą nešame į orkaitę. Įkaitinta 200 laipsnių Celsijaus. Kepame tol, kol iškils mūsų picos padas. Dabar pasidarysime padažą. Padaže turėtų būti šaukštas česnakų, kad būtų skaniau. Dabar dedame į mūsų padažą 1 šaukštą majonezo ir 1 šaukštą kečupo. Dabar viską gerai išmaišome. Štai tokį turėtume mes gauti. Padažą tepame ant picos pado. Dabar dedame tarkuotą dešrą. Dedame papriką. Galų galiausiai dedame sūrį ir kepame tol, kol ištirps sūris. Sūriui įsilydžius, žiūrėkime, ką turime. Tai gavosi mūsų pica. Truputėlį nepavyko, nes pasirodo buvo pasenusios mielės, bet jums turėtų pavykti su gerom mielėm. Taigi linkiu jums sėkmės, o aš einu su savo partneriais ragauti picos. Labai skanu čia. Skaniai, ne? Taigi, pica skani. Tada ačiū, kad žiūrėjote šį video. Nepamirškit paspausti like, prenumeruoti, komentuoti. Jeigu jūs norite pasiūlyti man daugiau kokių video, rašykite į komentarus. Skanios picos ir iki.